Sveiki, sveiki, brangieji, po ilgo laiko mes ir vėl susitinkame eteryje, laukiu jūsų prisijungiant. Pasiilgau šito laiko kartu, per visus savo vojažus, nesugebėjau prisijungti į tiesioginę transliaciją. Labas vakaras, labas vakaras. Šitaip fainiai, tik vat prieš pat man pradedant pasileido fejerverkai mieste. Šiandien yra nacionalinė diena Bulgarijoje. Šiaip trumpas fejerverkas, kažkas tai gal ką švenčia, ir paskui girdžiu žmonių ovacijos visur. Žodžiu, veiksmas vyksta. Supratau, kad čia šventiniai fejerverkai, ne šiaip savo. Tai va, sveiki. Jungiuosi pasižiūrėti per kompiuterį. Kad matyčiau jūsų komentarus. Labas vakaras, Gelena. Kaip laikais? Seniai nemačiau, negirdėjau. Sveiki, sveiki. Gražina, Daiva. Startuojam pavasarį. Labas vakaras. Kaip nuotaikos, kaip laikotės. Šiandien tokia tema rimtoka, sakyčiau, pas mus, bet tam, kad atnešti gyvenimą, tam, kad atnešti viltį, o ne neviltį. Labas vakaras, Ritulė. Sveikos, sveikos, sveikos. Kaip jūsų nuotaikos pavasarį. Taip keista, man atrodo, net garsas kitas. Aš jau seniai nekalbėjau šitoje vietoje. Atrodo, kad kažkur čia viduj pas mane. Ar pasiekė jūs mano balsas, ar pasiekė mano garsas. Toks jausmas, kad aš čia taip stipriai, grinai viduj kalbu, net, nedaina iki telefono, bet aš matau, kad jūs girdit mane. Tikėkime, viskas bus gerai. Tikrai. Seniai nebuvau čia. Po visų vojažų parvažiavom namo. Išsilgus jau buvau iš tos erdvės. Visas mėnesis nebūta čia. Daug laiko. Labai daug laiko. Gerai, kad puikiai girdit. Puiku. Daug šviesos ir meilės visiems prisijungiančiom. Ir kol dar jungimas įvyksta intensyviai, tiesiog pakviesiu. Pagalvojau, kad tikrai nedaugelis iš jūsų žinot ar sekat, ar galbūt kas ir neturit, bet jeigu turit Instagrame, aš irgi dalinuosi. Paprastai tai yra daugiausiai atitikmuo tekstiniai failai, ta prasme mano tą, kuo aš dalinuosi Facebook'e, paprastai būna Instagrame, bet paveiksliukai dažnai būna išplėstiniai ten, tai kam įdomu pasižiūrėti daugiau, plačiau, tai aš ten pasidalinu daugiau nuotraukų. Ypatingai dabar po kelionės tikrai prisikaupę visokiausių nuotraukų ir jų šimtai, kilometrų prasme šimtai. Ir gal netgi, daug, labai daug. Ir galite pasižiūrėti Instagram'e pas mane ir kartu Instagramas gaus šiek tiek daugiau impulso, norisi ten irgi judinti auditoriją, kuri neturi Facebook'o, tai kviečiu užeiti į Instagramą, kas nesat YouTube, kas klausysit YouTube, ateikit į Facebook'ą, žodžiu, visur visko yra. Tiesiog taip yra, kas nežino, kad pas mane yra YouTube kanalas. Būtinai susiraskit YouTube tuo pačiu vardu. Ir ten daugybė video yra, daugybė įrašų, laivų mes darome, ne laivų, bet šiek tiek kategorijai. Ten patenka video, kuriuos įrašinėjom su Erika Giniotis.
nuostabios temos, pačios įvairiausios ir būna taip, man pasitaiko gana dabar dažnai, užduoda klausimą ir mes apie tai kalbėjom. Aš trumpai taip neatsakysiu gerai ir plačiai, kaip mes prakalbam tuose video, įvairioms temom susijusiom su lygomis, viešausiai būsenom įvairiausiom ir psichinėm ir visokiausios temos, taip kad kviečiu YouTube ir klausykitės ten. Tikrai labai daug yra informacijos šiai dienai. Tai va, ir toliau įrašinėsim, ir toliau mes dėl jūsų, ir toliau veiksmas įvyksta. Gerai, dabar einame prie temos. Įdegusi, įdegusi, gavau saulytės, taip degintis praktiškai nereikėjo, automatiškai viskas įvyko kelionių metu, kur daugiau saulės, ten pakliuvau į vasarą, šiandien jau šitą savaitę mes vėl į atvėsusį orą parvažiavom, bet ir čia smagu, šiandien sakau, nacionalinė diena, šventės tęsiasi. Gerai, tai eisim prie temos. Kaip aš pasidalinau tuo tekstu, kad paukščiai, jie ateina jų gyvenimas, jų tikslas ištyrinėti dangaus platybės, žuvys gilybės vandens, o žmogus savo begalybę turi išsianalizuoti, išsigydyti, susitvarkyti. Ir toj begalybėj iš tiesų yra daug darbo, mūsų vidiniai toj begalybėj. Iš tiesų mūsų viduje yra bedugnė. Labai daug visko. Galbūt yra kažkurios vietose ir dugnai, kažkur galima daryti iki to jau, kad pasiekėm kažkokį dugną, bet iš esmės tas plotis, ilgis, gylis, visom prasmėm, aš nekalbu blogąją prasme, kad ta begalybė yra, jinai iš tiesų yra begalybė, mūsų viduje gyvena begalybė. Tas kūrėjo dvasia, kas yra begalybė, ten nėra pabaigos, nėra pradžios, nėra pabaigos. Ir mūsų reikalas yra gyvenimo atsakomybė yra kažkaip išsiaiškinti su ta begalybė, kažkaip susidraugauti su ją. Kur prasideda tragedija? Tragedija prasideda tada, kada visas akcentas yra į išorinį pasaulį. Laikoma, kad tas kūnas yra viskas, ką aš turiu. Jeigu jisai staiga susirgs ir numirs, bus labai blogai. O tuo, kas yra amžina, pamirštam pasirūpinti. Visi mes turim nuostabių rūbų. Vieni nuostabesnių, kiti paprastesnių, bet tikrai turime rūbų. Ir kad ir kokį brangų rūbą įsigysi, kad ir kokios ten, žodžių, markės, kažkokio ten vardo, kažką tai labai. Ir vis dėlto tas rūbas, tu suvoki, kad jis nėra tu. Jeigu įvyks kažkokia, tai sakykime, iškraunu avarija ir tas rūbas bus sudraskytas, kad ir koks jis brangus būtų, bet tu liksi, taip sakant, gyvas ir nors ir apsibraižęs, sakykime, bet gyvas, tu sakysi, viskas baigėsi gerai, nes aš esu. Rūbas toks dalykas galim atstatyti. Ar ne? Taip ir su mūsų kūnu, ta prasme, mes ateiname, gauname tą kūną kaip rūbą kiekvieną kartą vis kitą. Taip mūsų akys, jos transliuoja sielą, akys dažniausiai jos išlieka labai panašios per mūsų keliones. Į šitą žemę mes turime tam tikrą savo braižą pagal charakterį ir pagal ką mes patirtis nešamės, mes turime tam tikrą braižą kaip sielą. Ir kūnai jie keičiasi. Bet esmė yra mūsų vidus, esmė yra ta begalybė, esmė yra siela, kaip jinai jaučiasi tame kūne, arba kaip jinai iš viso jaučiasi šitoje gyvenimo kelionėje.
Ir kodėl staiga aš prakalbau apie tamsą? Kažkaip tai paskutiniu laiku ir kuomet aš buvau kelionėse, bendraujant su kitais žmonėmis, ne iš mūsų tarpo, bet šitoj Turkijoje bendraujant su žmonėm, buvo visa eilė tokių netikėtai, tokie pokalbiai, kurie nukrypsta, ai va, tas išėjo pats savo valia, tas išėjo pats savo valia, ir netgi man bendraujant su vienu žmogum, jam paskambina skambutį, sako, ten jo darbuotojas vienas, žodžiu, kad mano pusbrolis išėjo savo valia, ir taip, kas vyksta? Kalbu su jaunimu, kalbu su jaunais žmonėmis Lietuvoje, ir vėl beprasmybė, kokia prasmė gyventi, man iš viso noras išeiti. Ir žinot, sakau, žmogau, tu niekur neišeisi, tu nuo nieko nepabėgsi. Kažkodėl žmonėm atrodo, kada jie įkliūna į juodą skylę, taip tegul bus ta juodoji skylė, tegul ten bus tragedija, blogai. Bet žiūrėkit, dėl ko dažniausiai žmogus išeit susiruošia, sugalvoja, kad jam reikia išeiti. Dažniausiai tai nėra išoriniai dalykai, dažniausiai tai yra tas vidinis skausmas, viduje. Ir kažkodėl atrodo, kad jeigu aš užbaigsiu, tai tada išsispręs viskas. Ne, žmogau, niekas neišsispręs. Tavo skausmas, jis keliauja su tavimi, nes jis yra viduje, tai nėra kūne. Tai ne kūno skausmas. Tai sielos skausmas. Ir mes sielos skausmą, jeigu mes jį nutrauksime čia, mes turėsime problemų su sekančiu atėjimu ir toliau mes mėšim tą patį mėšlą. Ta prasme, bet to, neišsisuksi iš šito. Neįmanoma iš to išsisukti. Nėra tokio dalyko. Pabėgau nuo savo sielos. Mes nuo savo kūno galim pabėgti. Bet uždėl žmonėm atrodo, kad pabėgau nuo kūno, tai viskas ir užsibaigė. Mąstykim plačiau. Niekas nesibaigė. Bijom mirties ir negyvenam dabar. Bijom mirties ir negyvenam dabar. Kur mes bėgam? Nuo ko bėgam? Nėra nuo ko bėgti. Ta prasme, mes dėl mirties baimės, galbūt netiesioginės mirties, galbūt kažkaip kitaip ten tai išreikšta, galbūt mane išdavė, mane paliko, manęs nemyli, aš neturiu draugų, vienišas ir taip toliau, daugybė tų skausmų, mes apie juos dar pereisiu per visus juos iš naujo. Bet esmė yra, kad visa tai yra viduj, tai ne išoriai. Ir jeigu tas skausmas, tos žaizdos, tas palikimas ar dar kažkas tai gyvena viduj, mes galim užbaiginėti kaip norim šitą gyvenimą, vis tiek mes nuo jo nepabėgsim. Tik pasižiūrėsi į savo kūną, gulintį šalia ir sakysi, ta prasme, o viskas tai tas pats liko. Jokio džiaugsmo daugiau neatsirado, jokios laisvės neatsirado, nes viduj skausmas, jis yra sieloje. Ir mes atėjome į šitą žemę susitvarkyti, išsigydyti šitą skausmą. Mes neatėjom čia kaip nors ištverti ligas, kaip nors nesusirgti, nenumirti. Numirsim. Aš jūs galiu paguosti, numirsim. Ta prasme, fiziškai mes išeisim iš šito žemės. Nėra dar šitos technologijos neišėjo. Aišku, daro ten tokius robotus, daro ten dalykus, ten visko čia egzistuoja. Bet apie žmogų, gyvą žmogų, sielą, kuris ateina sielą į kūną, jis bet kuriuo atveju kažkurio tai laiku jis išeina. Ir tiesą pasakius, nieko tame blogo nėra. Netgi sakyčiau, volia, baigėsi eksperimentas. Bet kada tau yra gerai? Žinot, su viskuo aš sakau tai. Kai būna, aš ten noriu įsiskirti, nes ten labai blogai. Aš paliksiu tą šalį, nes ten labai blogai. Aš bėgsiu nuo to, nes ten labai blogai. Niekur bėgti nereikia. Susitvarkyk ten, kur esi. Taip visur. Susitvarkyk ten, kur esi.
tu niekur nepabėgsi. Jeigu tu bėgsi nuo santykių, tu tas pats nubėgsi į kitus. Ir vėl turės tas pačias problemas. Lygiai tas pačias. Kitoj formai, kiti žmonės aplinkui, problemos tos pačios. Nes žaizdos, pamokos tos visos, niekas nesutvarkyta, neišgydyta. Ar tai bus iš darbo pabėgau, ar tai iš namų, ar tai iš šalies. Vysis tie patys dalykai toliau, todėl, kad niekas nesutvarkyta. Kol nesutvarkyta viduj, išorė tu keis kaip nori, špakliuok ten, botoksą pilk ten, kišk ten, pumpuok ten, prisiklijuok, nesikeičia niekas. Nesikeičia niekas. Daryk tu kaip nori, nesikeičia niekas. Nes, žinot, buvo rūbai su peteliais, užsidėjai petelius, okei, forma kita, nusirengė tą rūbą, vis tiek tas pats liko. Taip ir viskas su tuo botoksu ar dar kažko. Žmogus kažkodėl atrodo, kad užsiklijuosiu kažką, susipurkšiu kažką, tada tai bus jėga. Kokia jėga? Ta prasme, apie ką? Tavo vidus nuo to geriau jausis, pasitikėjimas, ar ne? Vertė pakyla. Vertė, ta prasme, jeigu finansiškai, tai jo investicija į save. Bet kokią kainą? Kas bus už 5 metų ar už 10? Į ką tai bus panašu? Tikrai nesidžiaugsi rezultatu. Tikrai nesidžiaugsi. Da gyvensi iki to laiko, tikiuosi, kur jau reikės kažkaip tą visą reikalą jau išmėšti. Tai visame kame tas pats. Mes kažkodėl norim viską užlopyti, uždangstyti, prakentėti, ištverti. Vietoj to, kad išsigydytumėm savo širdį, savo vidų ir gyventumėm kaifę. Čia ir dabar, su tuo pačiu kūnu. Ar niekada nieko nereikia keisti? Ne apie tai kalba. Bet niekada nuo nieko nereikia bėgti. Bėgti nereikia nuo nieko. Išsigydyti toj vietoj, kur esi. Susitvarkyti toj vietoj, kur esi. Ir gyventi. Ir jeigu ateina laikas išeiti, tu išeini savo sprendimu. Ne bėgimas tai yra, o žengimas žingsnio toliau, nes čia jau sutvarkyta. Čia užbaigta. Jeigu čia užbaigta, viskas, ta prasme, sakykime, mokykla, ar ne? Mokiaus, baigiau 5 klasę, einu į 6, baigiau 6, einu 7, taip 12, užbaigiau 12, aš čia senovinių variantų, dabar šitais naujais net nežinau kas ir kiek metų kur būna, užsibaigė tavo 12 ir tu išeini iš ten, žengi per slenkstį, viskas, aš čia užbaigiau, einu toliau, ar kažkas, niekas jau daugiau nebevyksta, viskas jau baigėsi, ne? Vyksta toliau. Toliau vyksta nauja mokykla, nauji dalykai, jeigu net darbas, ten vėl tu mokaisi, vėl veiksmas vyksta. Mes per visą gyvenimą turime mokytis. Per visą gyvenimą mes turim veikti. Ir per visą gyvenimą žiūrėti, kaip susitvarkyti savo vidų, išsigydyti save, kad toj begalybėje skleistusi, švytėtų iš ten grožis, o ne šviesa eitų, o ne tamsa. Kad mūsų nekankintų, bet eitų džiaugsmas. Mūsų tikslas, aš pasakysiu, koks tas gyvenimo tikslas, aš nežinau, koks mano gyvenimo tikslas, kaip sužinoti savo gyvenimą, ką pramanifestuoti, davai sumanifestuojam šitą, o davai aną, o davai šitą, o davai aną, ir tų visokių manifestacijų prisigalvota. Ne taip viskas vyksta, ne taip. Ne taip, jeigu mes susimanifestuojam kažką patys savo, tai rusiškas toks posakis yra, palučiai fašist granatų, ta prasme, pats ir prisidirbai, srėbk, kabink, nes jeigu tai ne tavo, geriau, kad to nebūtų. Taigi, koks tas gyvenimo tikslas? Mano formulė, pasakysiu tokia, labai paprasta. Sekti savo sielos keliu. Daryti tai, ką mano siela pasirinko daryti. Ir tame kelyje patirti džiaugsmą, malonumą, būti laiminga, gyventi meilėje ir išlikti tuo, ko aš esu. Viskas. Ar čia, ar ten, ar su tais, ar su kitais, ar taip, ar kitaip. Kaip pasakys, kaip ves mano vidus, taip aš ir eisiu. Bet kada mes galim sekti savo vidų,
kada mūsų vidus turi balsą. Ir balsas yra va tas iš tos begalybės, iš tos šviesos, kai kūrėjo vidus yra pripildytas. Ne, kai tu esi šviesoje, o neskausme. Klaikiausia, kai aiškinama yra, nieko tau nereikia. Nieko tau nereikia, klausyk savo širdies. Ir žmogus klauso savo širdies ir eina į dugną, nes ten bedugnė praraja, ta prasme, mirtis gyvena viduje. Kaip tu gali klausyti savo širdies, jeigu ten kalba mirtis? Klausau savo širdies, bum, nusišovau, nes mano vidus taip sakė. Nu, iš serijos, taip? Jeigu viduj gyvena nerimas, jeigu viduj gyvena baimės, ką kalba mūsų vidus, kur jis mus veda? Atsakykit jūs man, kur veda vidus, jeigu ten baimės. Ir to bijau, ir ano bijau, ir šitas, ir anas. Na dabar kas darosi? Aplinkui baimės transliuojamos, tiesiog spaudimas yra baimė. Karas, maras ir taip toliau. Viskas į akis pulsuoja. Ir jeigu gyventi tomis baimėmis, o dar kas viduj ir šiaip jau yra, nereik nei tos išorės, jau ir tai blogai. O kai prasideda visa tai, kas lieka, nerimas, panika, iš viso siaubas ir beprasmybė. Kokia prasmė gyventi? Tai va tam pavasarį dažnai ateina šitas, kokia prasmė. Ir dažnai ta kokia prasmė ateina iš tokio, žinot, būna dideli smūgiai gyvenime. Vat būna suduotas didžiulis smūgis. Ta prasme, artimos kažkoks žmogus išėjo, kažkas tokio didelio įvyko. Bet dažniausiai mus numuša, jau tas paskutinis žingsnis būna, ne šitie smūgiai. Dažniausiai tai būna kažkoks mizeris, kažkoks grumstas po kojom. Visi šitie dideli smūgiai, kuriuos mes susirinkę per visus savo gyvenimus, per šitą gyvenimą, mes renkamės tų smūgių įvairiausių, žaizdų, žaizdelių. Kas yra žaizdo, žaizdelės ir visi tie smūgiai? Tai yra, va, įsivaizduokit, indas, bet yra tavo indas, va, tu esi kaip indas. Ir tame inde yra tavo siela, tavo energija, tavo viskas, o tu indas. Ir visi tie smūgiai, jie pridaro daugybę skylių, didesnių, mažesnių. Žinot, kai būna, kaip ten sako, nu, infarktas, ar ne, būna toks pragyventas infarktas, žmogus net nežinojo, toksai smūgis toje vietoje, kur jis suskaudo ir jis toliau nuėjo. Ir yra tas toks mirtinas jau smūgis, kai jau duodama į širdies širdį. Ta prasme, kai jau į tą vietą, kur viskas jau nebeišgyvenama. Yra skirtingi smūgiai. Ir mūsų gyvenime esame skirtingų smūgių. Vieni didesni, kiti mažesni tie smūgiai. Vieni padaro didesnę skylę, kiti mažesnę. Ir va iš to mūsų indo pasidaro, kaip tas lietuviškai, nežinau, duršliokas, ta prasme, va tas, va, skylė ant skylės, skylė ant skylės. Ir iš ten teka. Kas teka? Gyvybinė energija. Gyvybinė energija. Mes visi turim energijos, taip, mes gaunam jos kiekvieną dieną tam tikrą kiekį. Bet jinai irgi yra atmatuota, kiek mes jos iš principo turime per gyvenimą. Ir jeigu mes ją švaistome tokiais būdais, per skylės eina į visas pusės, mes tiesiog ateinam į tą bankrotą, kur jau viskas. Nėra nieko. Blogai. Nėra energijos. Nėra gyvenimo. Mes išlaistome, išpilstome, prarandame beprasmiškai savo pačių gyvybę. Mes dėl jos pergyvenam, dėl tos gyvybės, dėl jos stengiamės, dėl jos pas daktarus bėgiojam, o iš tikrųjų mes ją visą varom į kanalizaciją. Tiesiog teka per visas skylės. Ir, kaip aš sakiau, numušimas dažnai būna tas mažas grumstelis, tas paskutinis. Ten jau dėl ko taip įvyksta? Dėl to, kad per tą laiką mes be jėgų jau eini, dar, kai būna, kaip ten sako, vištai nukirta kaklą, galvą ir jinai dar bėga per kiemą, atrasime, dar automatų. Varai ir kažkoks grumstelis ir tave numuša.
atrodo, nieko ypatingo nebuvo ir kai aš kalbu su žmogum, viskas man prasidėjo nerimo, visokie sindromai pasireiškia, ten panikos atakos, taip toliau. Ir kas tada vyko? Nieko nevyko, sako. O tiesiog tada nieko nevyko. Nes jau tas kas vyko prieš prasidedant tom panikos atakom, buvo grumstelis, ten nieko nevyko palyginti su to, kas vyko iki tol. Bet iki tol vyko daug ir ilgai. Ir ne vienas smūgis, kurie padarė pramušimus, tas skylės, per kur ištekėjo energija. Dar įdomiau, kai žmonės galvoja, paprašysiu man kas nors paburs ir viskas susitvarkys. Pas ten, nueina pas kokį burtininką, mane pripildė ten reiky, pripildė, pagerėjo. Ant rytojaus vėl pablogėjo. Visa tai yra, atsiprašant, paracetamolis. Kur be eisi tokiu būdu, kad paburkite man, kad praeitų, tai yra va ta tabletė. Ir neprisijėmimas atsakomybės, nenoras nieko daryti pačiam. Duokit greitai man suvartoju ir aš toliau kraunu, taip sakant, vežimus to mėšlo ir gyvenu toliau kaip gyvenau, atsikniskit nuo manęs, man nieks nerūpi, man rūpi uždirbti pinigų, net tu žinai, baimės. Ta prasme, kas nors ten tokio, nėra kada užsimt savimi, net čia iš viso nesvarbu, svarbu, kad dar vežtų vežimas, o kas ten ar traukia arklys su galva ar be galvos, ir nesvarbu, kad dar vežimas važiuoja, gal jis nuo kalno rieda, nesvarbu, dar rieda. Ir mes taip riedam, trenkėmės vieną dieną į sieną. Jeigu arklys be galvos dar ten varė tave traukė, tai kur tu ten eisi? Iki sienos, artimiausios, posūkio neišims. Ir jau kai teškėmės į sieną, oi, sulūžo, sugriuvo, sukrito, susirgo, ojojojojoj, bet kai kas buvo? Visas tas laikas nebuvo daroma nieko dėl savęs paties mylimiausio, dėl paties svarbiausio savo vidaus, dėl kurio mes ir atėjome į šitą žemę. Mes neatėjome į šitą žemę pastatyti namų. Taip gali būti kelyje ir tokia užduotis, bet ne dėl to mes atėjome. Ne dėl to. Mes atėjome susitvarkyti su savo vidumi. Dabar žiūrėkit, kaip dažnai dabar, tai ypatingai šitą kartą vaikų, kurie gimsta, kol mamos nesupranta, kas vyksta, jos draskosi, už plaukų peša save traukia, nežino kur, į kurią pusę bėgti, vaikas serga, žviegia, ten tas vyksta, tas anas, oh my god, ten baisus dalykai, tas vaikas toks sudėtingas. Tų vaikų sudėtingų labai daug, kai tėvai nieko nedaro su savimi. Dėl ko? Dėl to, kad dabartiniai vaikai ateina mokytojais, savo tėvams. Parodyti, kad gana. Ir mes tavo veidrodėlis, pasižiūrėk, bet kas tavo viduj, tai mano išorėje. Lakstyk po ligoninės, kur nori, bėgiok, kol nusibos. Nieko nepadarysi, jeigu viduj nesusitvarkysi. Nieko nepadarysi. Bet kai ateina žmonės jau pas mane į kursus ir atsiveria akys, sako, žiūrėk, sako, aš susitvarkiau porą savaičių ir pas mane namuose ramybė pareina. Ir vaikai nustojas ir ar dar kažkas. Ta prasme, visur keičiasi viskas. Ir tada atsiveria akis ir supratimas, kad tie vaikai nuo pat pradžios rodė problemas esančias tėvų viduje, tėvų santykiuose, namuose ar dar kažkur. Prasme, vaikai yra veidrodukai. Turit problemų su vaikais, tvarkykite su savimi. Nėra kito varianto. Galima bėgioti, kol nusibos. Bet nebus kito varianto, kaip tik susitvarkyti su savimi. Dabar labai griežta mokykla. Anksčiau tai dar buvo galima prašokti pro šalį ir nepadarius nukeliauti dar šiaip taip kaip nors. Ištverti, taip sakant. Išoperuoti dalykus ir pravažiavom. Praėjo šitas. Dabar jau nebepraleidžia. Išoperavai tą, atsiras kitas. Ir tą išoperavo, žiūrėk, kad liktų dar ką operuoti. Vietoj to, kad išgydyti problemą. Kaip aš sakiau, YouTube, dabar mūsų YouTube pilna video visokiausiom temom, visokiausiom. Būkit sąmoningi, supraskit, kas, kodėl vyksta. Nebėkit operuoti
tablečių ryti ar dar kažką. Baisiausia, kai ten 16-17 metų vaikai antidepresantus valgo. Aš manau, kad dar ir ankstesnių būna. Ta prasme, apie ką jūs žmonės? Antidepresantai. Jūs žinot, kad antidepresantai tai yra, atleiskit už išsireiškimą, blogiau už narkotikus. Realiai. Jie ardo smegenis. Jie ardo smegenų jungtis. Mes dirbam visi su smegenų jungtimis, kad neuronai susijungtų, kad veiksmas vyktų, kad mes protautumėm, kad žinotumėm, ką kalbėti, kaip kalbėti ir toliau. Valgo antidepresantus, o paskui reikia egzaminus laikyti. Kokius egzaminus? Ten jau viskas išsiardė. Bet tai ką daryti? Gydytis. Ir tėvam, ir vaikam. Visiems gydytis. Tvarkyti savo vidų, gydyti savo žaizdas, baimės, nerimą, skausmą, paliko, nemyli. Mes išmokstame viską mokykloje. Viską. Aš buvau matematikoje, man buvo problemų, nėra. Prasme, nėra. Kol buvau viduriniai mokyklos, nebuvo problemų. Aš kitiems padėdavau su matematika. Visokias trigonometrijas ir dar visokias pirdometrijas. Aš net nežinau apie ką tai. Šiai dienai aš net nežinau apie ką tai, nei kaip tai atrodo. Aš net nesuprantu, ką aš supratau tada. Ir dabar vaikams farširuojama tai ir dar daugiau. Bet jie nežino, ką daryti, jeigu mylėjo, paliko. Vsio, einu pasikart. Ta prasme, paprasto dalyko, kaip gyventi šitoj žemėje žmogui, kas tu esi, apie tai niekas nieko nemokina. Iš viso, viskas sukoncentruota į vieną smegenų pusę, o visa kita dzin. Ir kas gaunasi? Antidepresantai, isterija, tragedija, savižudybės. Blogai, labai blogai. Mes turime pasirūpinti savo vaikais. Jie nežino dar, kur jiem bėgti. Ir ne pas psichologus blin bėgti. Neišgelbėjo dar nei vieno psichologas. Psichologas jis įtvirtina problemą daugiau. Atleiskite psichologai, kas klausote. Sorry, bet aš mėžiu tą paskui jau pasiekme, kai psichologas ten pakelia dumblius ir nieko su to nepadaro. Žinai, nieko nepadaro. Niekur tai nedingsta, neišgydyta, esmė neišgydyta, nepakeista istorija, nesutvarkyta gelmė. Nepadeda tai. Nepadeda. Nei psichiatrai, nei psichologai. Galima gražiai pasišnekėti, galima išsipasakoti, išsiverkti, bet tai nepadeda. Ne apie tai kalba. Esmė yra išgydyti problemą. Ten mane tėvas prievartavo. Tai ką psichologas gali padėti? Paverks kartu. Geriausias variantas, tai kai realiai verkia kartu, nes tokį gyvenimą žmogus nugyveno, ten be tėvų, ten kankintas, prievartautas, vaikų namuose ištaškytas ir susėdė kartu verkia. Tai po tokio seanso sako, kaip man gyventi su tokiu gyvenimu, jeigu psichologas šalia mane sėdi ir verkia. Ta prasme, kaip? Čia palaikymo ašaros, verkite su verkiančiaisiais. Ne taip tai turi būti daroma, ne taip. Turi būti išgydyta ta žaizda, kuri buvo padaryta bet kuriam etape. Ir net jeigu kitam gyvenime. Ir jeigu net dar kitam gyvenime. Išgydyta, o ne paknista ir palikta. Mes atėjom išgydyti savo vidų. Mes atėjom išgydyti savo vidinius skausmus, žaizdas mes atėjom išgydyti. Prisidirbom dabar jų ir juos išgydyti. Ir tuos skausmelius, kuriuos dabar užgyvenom, irgi išgydyti. Mes atėjom susitvarkyti. Ir žinot, tas susitvarkymas nėra tokia kažkokia tai mistika. Netyčia. Pabūrė, praėjo. Nebus šitai. Neleis niekas to padaryti. Būrkitės kaip norit, bet nepadės. Nes reikia pačiam susitvarkyti. Imtis atsakomybės ir padaryti tai, ką tu turi padaryti. Ir suprasti, ką toliau daryti, kad to nebūtų. Ir ką daryti, jeigu atsitiks kažkokie dalykai tavo gyvenime, ką su jais daryti. Iškilo kita situacija, ką su jie daryti. Tu taip turi išmokti gyventi. Mes turim realiai išmokti gyventi. Ne trigonometrijas, ne daugometrijas, ne apie tai kalba eina. Mes išmokti gyventi turim šitoje žemėje. Gyventi.
O taip. Nes atrodo žmogus protingas, viską gali, viską sugeba, o gyventi nemoka. Realiai gyventi nemoka, nieko nesupranta, kas vyksta jo vidui ir kodėl vyksta tie dalykai, kas vyksta šalia, kodėl jie vyksta. Tai paprastų dalykų, kas turėtų būti mūsų visų elementorius, mes to iš viso nežinom. Ką su tuo daryti? Ar tai liečia ir suaugusius vaikus? Jei jie suka blogais keliais, mano nesutvarkytos bėdos. Suaugę vaikai, jie eina savo pamokas. Mes turim išsigydyti tai, ką mes padarėme ne taip, bet mes kaltei gyvenam, mes turim išsigydyti šitą irgi. Nes jeigu mes gyvenam kaltei, kad mūsų vaikai nukeliavo tais keliais ir mes matome, ką mes ne taip padarėme. Soriuks, mamytės, mes visos tai žinom. Aš atėjau, tiesą pasakius, į šitą kelią, į kurį aš atėjau vedama vaikų lygiai taip pat, mano mokytojai buvo mano vaikai, nes man buvo baisu jau matyti tai, aš atgal tik tai truputėlį, kelis metus atsisuku ir aš supratau, kad tragedija, ta prasme, labai blogai, labai blogai. Ir aš suprantu, kad aš jau nieko pakeisti negaliu, jau viskas praeitas tas etapas, jau mes kitame etape, ką man daryti. Ir manyje gyveno labai stipri kaltė ir baimė ir siaubas, kaip aš taip galėjau užgyventi ir panašiai. Ir mane atvedė tai, kai aš supratau, pamačiau, kad aš galiu išsigydyti, ta prasme, galiu keisti dalykus net va tada, kai tai vyko, ir tai palengvinti savo vaikam dabar praeiti jų pamokas, ne dabar juos auklėti, bet tada susitvarkyti, mes galim visą tai daryti, mes galim gydytis save ir va tame laikotarpyje. Jeigu mes gyvenam kaltei, ir mes jaučiamės, kad mes kalti dėl to rezultato, ką turi vaikai. Vaikai yra auka. Jie yra aukos. Kaip ir mes galim būti aukos savo tėvų, nes manęs taip nemylėjo, kaip mylėjo mano ten sesę, brolį ar dar ką nors. Mane šitaip, mane skriaudė, kaip aš galiu, mane taip, taip. Tai va čia kol gyvenam, kad mūsų tėvai netaip mylėjo, tol mes esam auka, pasekmė tėvų elgesio, tėvų veiksmų ir panašiai. Taip ir mūsų vaikai pasekmė ir jie, tu čia kaltas, kad tu su manim šitaip, tu man to nepasakei, tu man to neparodė, arba tu su manim elgeisi ne taip, kaip turėjai elgtis ir panašiai, nemylėjai ir taip toliau. Bet kiekvienas mes, kaip siela, atėjome, pasirinkome tuos tėvus, kurios pasirinkom tame jų sąmoningumo, nesąmoningumo ir visokiam kitam etape, kokiam jie buvo. Ir mes žinojome, pas ką mes ateisime, taip ir mūsų vaikai žinojo, pas ką jie ateis. Ir pasitikėjo, kad jie su to susitvarkys. Ir mes pasitikėjom savo, mūsų sielos irgi pasitikėjo, kad mes su to susitvarkysim. Ir va dabar yra tas laikas, kai galima susitvarkyti. Dabar yra tas laikas, kai galima su to susitvarkyti greitai, lengvai, sklandžiai ir pirmin gyventi. Mes gyvenam tose užtvarose. Mums atrodo, kad viskas va čia, tvora, aptverta, tiek to gyvenimo, čia problema, ir mes jaučiamės kaip įstrigę į kažkokius plyšius ir bejėgiai tame. Tuo tarpu virš mūsų galvos yra oro balionas, kuris mus nori pakelti viršų, bet tam reikia dviejų dalykų. Pirmas, išmesti balastą iš savo krepšio. Ir antras, užkurti ugnį. Turi būti degimas. Tada mes pakilsim lengvai ir visos užtvaros nuo mūsų pasitrauks. Mes išeisime iš jų. Mes išeisime į visiškai kitą realybę. Nei toj, kur mes pastrigę. Bus visiškai kita realybė. Visi žmonės, kurie yra su manimi, kurie yra gyvenimo balanso kurse, praėję ankstesnius kursus, jie kažkas, kaip ten, kas tam, viskas gerai, nuostabu, pabandykite paklausti, kaip blogai, kaip baisu. Tam pačiam mieste, 2 kaimynai, net tam pačiam name, net toj pačioj lovai gali gyventi 2, vienas šviesoje, kitas tamsoje. Ir jie gyvena absoliučiai skirtingose realybėse, visiškai. Vienas ramus,
kitas pergyvena. Vienas bijo, kitas nebijo. Ir taip toliau. Ta prasme, visiškai kitos realybės. Totaliai priešingos. Juoda balta iš serijos. Visiškai. Ir tai yra per išgydytą sielą, per suvokimą, per žinojimą vidinį, per išsigydymą visų baimių, žaizdų, kai tu viskas, tu jauti savo galybę, didybę. Kas tave gali išgąsdinti? Aš pernai buvau pakliuvus į tą laiką, ne kad pakliuvus, aš jau gyvenau tuo metu, bet kaip tik sutapo ir šiemet, kad aš atsiradau Turkijoj tuo metu, kada savo kelyje. Žodžiu, kai buvo pernai žemės drebėjimas. Ir kaip ten puolis, jo, tu žinai, jau čia jeigu bus, o kas sakau, kas bus? Nu, sugrius. Nu, užgrius. Nu ir ką? Nieko. Jeigu ateis mano laikas, labai puikiai, viskas, išėjau, viso gero, baigiau savo darbą. Neverkite manęs. Viskas gerai. Bet jeigu ne mano laikas, niekas neužgrius. Niekur. Niekas neatsitiks. Lygiai taip pat, kai prasidėjo karai. Irgi, prieš 2 metus jau. Lygiai taip pat sakiau, kur yra saugiausia, ten, kur tu turi būti. Ten, kur tu turi būti, ten yra saugiausia tau. Jeigu tu bėgsi iš ten, gali pakliūti, bėgime tame, jeigu iš panikos, iš baimės kažkur varai, tu gali pakliūti kitur. Bėgai nuo kulkos, atsitrenkiai su mašinai sieną, iškrauno nuliuoju, bet maždaug iš tokios serijos. Tu nežinai, kur tu pakliūsi, jeigu tu bėgsi. Jeigu tu turi būti kažkur, tu tiesiog esi ten ir viskas ten tvarkoji. Ten būti yra gerai. Saugu tau. Tavo vieta šitoj žemėje. Tuo metu. Va ten ir turi būti. Bet mes turim jausti, mes turim žinoti, kur mes turim būti. Ne iš baimės bėgti ir ne iš kažkokių kitų dar įsitikinimų sėdėti. Jeigu tau pasakė ženk, tu žengi. Tau sako važiuok, tu važiuoji. Tau pasakė pasilik, tu pasilieki. Tai prasme, tu turi jausti savo vidų. Kada tai gali daryti? Kai neveda tavęs baimės, bet pasitikėjimas, šviesa, meilė, kai tu girdi, kai tu jauti, kai viskas vyksta ramybėje. Kaip mes girdime tiesą ir visą šitą, kaip čia pasakyti, iš tikrųjų, kas yra tikra, kai ramybė viduje. Ten ramybė. Iš baimės mes girdime chaosą, ta prasme, nieko nesuprasi. Bėgt, lėkt, ne į tą pusę, su visais kartu, vieną pusę, į kitą pusę. Kaip buvo kažkoks multikas, jei neklystu, kai ten visi į vieną pusę laivo, bum, 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 paskui kitą pusę laivo, bum, 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 bum. Taip ir krypuoja tas laivas. Neapsiversti gali bebėgiojant visiems į kažkurias tai pusės. Taip tai vyksta, kada yra banda ir ką visi kiti daro. Bėgu. Tai va. Kai tamsa apgaubia, kai tamsa užgožia, yra tie jausmai, yra tas pajautimas, tamsa užgožia, tas jausmas kaip maišas tau juodas užmautas ant galvos, tu nieko nematai, nieko negirdi, tau yra siaubas. Ir kas yra maišas ant galvos, atsvėliu juodą maišą užmovė tau ant galvos, tau nėra erdvės, tu nieko nematai, realiai nieko nematai. Kažkas tau sako, žiūrėk, ten šviesa, tau juoda, nes tau užmautas tas siaubo maišas ant galvos. Bet juos visus reikia nusijimti. Negyventi juose, nereikia juose pasilikti. Jie visi yra nuimami, visi yra išgydomi. Viskas, ką mes susidurėme savo gyvenime, su kuo mes susidurėme, per ką mes einame, mes viską galime sutvarkyti, mes viską galime išgydyti. Ir netgi, sakant, viską galima išgydyti, aš dabar net nekalbu apie ligas. Šiuo vietoje aš nekalbu apie ligas, nes ne liga esmė. Esmė yra sielos išgydymas. Nes jeigu išgydai tik kūną, bet siela lieka skausme, viskas apsisuks ratu ir vėl tu pakliūsi į situacijas, kuriuose nenori būti. Ne esmė yra užlopyti kūno skyles.
Taip gerai, kad jisai sveikas, bet kada jis yra sveikas, kada siela sveika. Kada tu priešinėsi gyvenimui, kada tu gyveni, vat nežinau dėl ko, viskas šūdas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir paskui būmt, kakta į sieną. Ir galvoju, tu prasme, kas tai? Prasme, tu bėgi, tu priešinėsi gyvenimui ir tu daužaisi į sieną. Va taip tai veikia. Ir aš galvoju, kodėl čia man šitaip atsitiko? Va todėl, kad tu ne ten žiūri. Dar vienas variantas - pastoviai žiūrėti atgal. Va tas netektys. Tas sureikšminimas netekties. Oi, kaip tu, reikia viską išgedėti, tralia. Ką mes išgedim, Lin? Ką mes išgedim? Save pačius. Tam, kuris išėjo. Haleluja. Leiskite jį į laisvę greičiau iš šito žemės matricos. Jam tik tai laisvė norisi išeiti. Nereliginis koks nors ten gaubtas uždėtas, amžina tau atilis iš šitoj žemėje įkalam vinuką ir prikalam tave čia. Per amžių samę. Ne tai jam reikalinga laisvė išeiti greičiau iš čia. O verkiam ko? Ne jo mes verkiam. Mes verkiam savęs, mums savęs gaila. Mums liūdna, kaip aš be jo, kaip mane paliko, kaip dabar čia bus. Mes savigailoj sėdim. Vat kas yra gedėjimas, savigaila. Arba kaltė, kita istorija. Oi, aš ne viską padariau, turėjau padaryti, nepadariau. Kaltėj sėdim. Ta prasme, ne apie tai visiškai. Yra gentys, ar ne, tos ir indienų, ir kitokios Afrikoje gentys, kurios švenčia žmogaus išėjimą. Nu, va taip tai turėtų būti. Nu, viskas išėjo. Vienas jau užbaigė savo istoriją. O ne, laikom. Ir paskui gedim. Ir ką reiškia gedim? Sėdim ir žiūrim atgal. Vat per atbulinius veidrodėlius. Ir tai buvo, ir anai buvo. Ir tai buvo, o su nosimi į sieną. Nu, aišku, su nosimi į sieną, todėl, kad tu nežiūri į priekį, tu žiūri atgal, kas buvo, kaip nėra. Atgal visas dėmesys, o į priekį baimės. Kas bus? Tai va, ne taip viskas vyksta, ne taip atrodo, viskas daug paprasčiau, viskas daug linksmiau ir gali būti džiugiau užsidėjus juodą maišą ant galvos, imam jos lauk. Tiesiog imam jos lauk. Kaip? Galit pasakyti, kaip, tie, kurie žinot, kaip nusiimti maišus? Bet jos reikia nusiimti, reikia gydyti žaizdas. Turime gyvenimo balanso kursą. Ir šiandien mes su Erika kalbėjomės, Erika sako, davai, nebuvai ilgai eteryje. Mes planavome nuo kovo 1 dienos keisti vieną momentą savo kurse. Iki šiol mes turėjome, kad į kurso medžiagą įeina viena asmeninė sesija, gydymas. Ir nuo kovo 1 buvo planas keisti, mes keisim, bet čia dabar palieku aš porą dienų tam langą, bet bus kitaip. Ne asmeninė sesija bus, bet gale kurso bus peržvalga, kaip viskas sekėsi, ką susitvarkei, ką toliau daryti. Tokia bus apžvalga už 4 mėnesių. Nuo pradžios, maždaug už 4 mėnesių bus va šitas pokalbis. Bet asmeninė sesija, kaip sesija asmeninė, mes paliekam dar 2 dienas, kas prisijungia prie kurso šiandien ir rytoj, dar su asmeniniam sesijom. Nei tai geriau, nei tai blogiau, tiesiog senoji tvarka. Išlieka dar 2 dienas, tiesiog kadangi aš neturėjau kada pasakyti to iki kovo 1, nebuvau eteryje, tai sakau šiandien, kad paliekame šitą. Taigi, gyvenimo balanso kurse, kas esate, jūs žinote, kaip išsigydyti žaizdas, kaip susitvarkyti su nerimu, su baimėmis ir panašus dalykai. Kaip keičiasi gyvenimas, vien tik tai keičiant save. Išgydant save, kaip keičiasi namai, kaip keičiasi vaikai, kaip keičiasi visos aplinkybės, kada išsigydai save. Tai šitas kursas yra savo vidaus išgydymo. Visų pirma, savo vidaus. Taip mes kalbam ir apie kūną, taip mes kalbam ir apie tos dalykus, apie fizinius dalykus,
Bet iš esmės visas pagrindas kurso yra susitvarkyti savo vidų, savo gelmę, savo tą begalybę esančią viduje, išsivalyti ją, išsimėžti, kad ten būtų šviesa, o ne tamsa. Visos žaizdos, visos patirtys, istoriniai visi atėjimai, genetiniai visi dalykai, genties palikimas, iš visų erdvių. Ir taip pat visokios baimės, iš kur jos bebūtų atėję, ar vėl istorinės, ar genetinės, ar dabartinio gyvenimo, ar būsimo gyvenimo, visai nesvarbu kokios, mes jas visas gydomės, visas susitvarkom. Taip, kad gyventi be baimės. Jeigu atsirado kažkas tai naujo, mes vėl žinome, ką padaryti, kad jų nebūtų. Tai vat yra išgydymas savo gelmės, išgydymas savo vidaus, kas tu esi. Kai išgydai savo gelmę ir savo vidų, kas tu esi, tavo kūnas, jis tiesiog eina paskui. Jam nėra kito varianto. Nes tu jau draugauji su gyvenimu. Jeigu tu draugauji su gyvenimu, kūnui nieko nelieka, kaip tik tai padėti tau pratęsti šitą kelionę. Jeigu tu gyveni džiaugsme, kūnas sako, opa, žiūrėk, šeimininkas, jiems faina, jis džiaugiasi, jis yra laimingas, davai ilgiau pagyvenam, čia visai smagu toj žemėje. O jeigu tu kiekvieną dieną krioki, kaip viskas blogai, tai kūnas sako, kad mes čia gyvenam, ta prasme, davai išeinam. Bumt, infarktas, bumt, insultas iškraunu, bet taip tai veikia. Kas yra infarktas, insultas, tai yra susipykimas su gyvenimu. Pilna ta žodžio prasme, užkniso gyvenimas ir tada trenkia, užkniso, tai davai, užbaigiam. Greitai. O kai tu draugauji su gyvenimu, tiesiog nereikia to. Labai paprastai, to tiesiog nereikia. Nes kūnas sako, o, žiūrėk, šeimininkas patenkintas. Jeigu jis patenkintas ir aš patenkintas ir man faina nešioti šitą laimingą sielą, tokį žvaigždutę. Kodėlgi ne? Taigi smagu, taigi fainas gyvenimas. Tai va. Pavariau šiandien, be sustojimo. 52 minutės, galbūt anksčiau baigsiu. Bet norėjau jūs paraginti, žiūrėti į savo gelmę ir prižiūrėti ją, gelbėti ją, iš jos tam visą mėžti tamsą, visus skausmus, nelaikyti jų. Lygiai taip pat stebėti, žiūrėti, kas vyksta su vaikais. Dabar va šitas laikas, kada egzaminų periodai ateina ir negerai vyksta, labai blogų dalykų vyksta. Stebėkit, kas vyksta aplinkui, neškit šviesą ten, tiem vaikam reikalinga pagalba, tėvam reikalinga pagalba ir vaikam reikalinga pagalba. Šitoje vietoje nepalikim jų, stebėkime juos, kad paskui nereikėtų gailėtis, nes vaikai yra silpni. Šita karta jinai yra iškrauno nuliuoja, bet jie yra tikrai labai silpni. Jie nesupranta, kas yra gyvenimas. Jiems gyvenimas yra tik tai mokykla ir mane nemyli, ajajaj, mane paliko, ajajaj, viskas baigėsi šitoje vietoje. Ir kuo daugiau pirmūnas, tuo daugiau skauda, kai paliko ir taip toliau, ta prasme, antiek jie trapus, antiek trapus. Dėl to stebėkite vaikus. Veskite juos į šviesą. Mes dirbame ir asmeniškai su tais vaikais. Bet labai svarbu, kad tėvai susivoktų, nes tie vaikai yra atėję dėl tėvų, jiem parodyti, kad yra problema ir problema yra didelė, kad visiems reikia gydytis. Ir tėvam, ir vaikam. Tai yra labai svarbu. Labai svarbus etapas yra ir tas pavasario etapas, jis labai svarbus yra, nes jisai iš tiesų va toj šviesoj, kaip aš tą nuotrauką šiandien įdėjau, šešėlinę, iš kur atsiranda šešėliai, jie ateina tada, kada yra šviesa. Jeigu nėra šviesos, nėra šešėlių, tu nesuvoki jų, tu jų nematai, jie tavo akių nebado, nes nieks neapšviečia. Kai ateina šviesa, tamsa ryškėja. Va tas pavasario laikas, jis yra būtent tas momentas, kada paširdėliai, taip sakant, kirba ir tas myliu, nemyliu labai skaudus ir dar plus mokykliniai dalykai labai aštrus ir viskas užaštrėja, santykiai su tėvais ir tarpusavį ir taip toliau.
viskas yra nuriškiau, kada ateina šviesa, kada ateina šitas pavasarinis laikas. Dėl to stebėkit, kas vyksta aplinkui ir gydykitės ar neškite šviesą ten, kur jinai yra jau pasiruošta priimti. Ir siūskime šviesą ir meilę visiems, kuriem, kai buvo tas klausimas dėl vaikų, dėl tų patirčių, daug šviesos ir meilės savo vaikams. Tikėjimas savo vaikais, kurie, jie yra suaugę, mes turim siūsti jiems tikėjimą, pasitikėjimą ir meilę. Bet iš savo ramios širdies, be kaltės jausmo, be baimės, be pergyvenimo dėl jų. Kai mes siunčiam jiem pergyvenimą, nerimą dėl jų, baimę dėl jų, jie būtent tai ir transliuoja aplinkui. Ta prasme, mes kuriame tai. Įsivaizduokit, kas yra pergyvenimas, kas yra nerimastavimas dėl kažko kito. Tu turi vaizdinį, kaip blogai su juo bus. Ir tu pergyveni, kad tai bus. Tai ką reiškia, tu kuri tą paveikslą, kurį tu turi savo viduje. Tu jį kuri. Tu jį tiesiog instaliuoji. Iš savo didelės meilės, iš savo didelės baimės, tu kuri tą paveikslą, kurio nenori. To žmogaus gyvenime. Pirmiausia, reikia išsigydyti save, kad nebūtų to paveikslo viduje, išsigydyti savo baimės ir kaltes ir visas žaizdas, ir siųsti meilę ir šviesą. Pasitikėjimą, kad susitvarkys, kad pamatys, kad atsivers, kad supras. Bet pirmiausia, mes patys tai turim padaryti. Jeigu tu nesupratai, neatsivėrei, nematai, niekas nevyks ir su tavo vaikais. Prasme, ten nėra iš ko paimti. Galbūt kažkada tai atsidaužę, jau pakankamai atitrūkę, jie kažką tai susitvarkys, pradės kažkaip, daeis kažkas, bet mūsų impulsas, kai mes susitvarkom save, mūsų vaikams yra atidaromas kelias susitvarkyti greičiau, lengviau, sklandžiau. Tai va, žodžiu, gyvenimo balanso kurso nuorodos bus ir prie šito video ir viską galite atsidaryti, pasižiūrėti pas mane saite indresada.lt, parduotuvė, atsidarot skyrelį ir ten surandat gyvenimo balansą, pasižiūrėkit, pasiskaitykit apie ką tai, kaip tai veikia. Ir iš tiesų mes dabar labai intensyviai dirbam čiate, tai yra tiesiog asmeninis darbas čiate su visais žmonėmis, kurie yra kurse, kuriem tik reikalinga pagalba, visi yra stebimi, visiems pagalba yra, plus mes turim susitikimus kartą savaitėj, kur vėl sustiprinam ir įsigryninam ir išsiaiškinam ir atsakom ir taip toliau ir pradirbam, ką reikia pradirbti. Taip, labai intensyvus darbas. Aš nebe viena, mes su Erika dviese tiesiog turbiškai dirbam, tikrai patvirtins studentai. Nebijau tai sakyti, nes iš tikrųjų žinau, kad taip yra. Ir tai yra išeitis, tai yra sprendimas. Tai yra galimybė, tai yra tas oro balionas, kuris gali iškelti jūs, išnešti, tik tai padeda jums išsimėžti tą visos akmenys iš savo krepšio, užkuria ugnį ir jūs galite pakilti iš savo duobės, kokioj bebūtumėt jūs ar jūsų artimieji. Gerai. Čia ir atsisveikinu, jeigu yra kokių klausimų, rašykite juos, atsakysime. Jeigu kyla klausimų apskritai apie kažką, kas jums aktualu, rašykit juos ar čia, ar YouTube komentaruose. Mes darome su Erika video ir toliau juos darysime, atsakydamos į jūsų klausimus. Šita visa serija pokalbiai, jinai ir gimė iš šito, su šito užmanimu atsakyti klausimus, nors dažniausiai tai yra klausimų atsakymas, kitą kartą netgi yra konkrečiai duodama idėja, tokia liga, arba kaip tas veikia, ir mes tiesiog įrašinėjom video įvairiausiom aktualiom temom. To labai kviečiu eiti į YouTube, komentuoti ten, laikinti, dalintis, kad YouTube'as irgi judėtų ir daugiau žmonių pasiektų šitie video. Dėkoju visiems buvusiems. Ir iki kitų susimatymų, o gyvenimo balanso kursas susitinkam rytoj 8 valandą pas mus čia. Tai tiek,
Daug šviesos ir meilės visiems. Ir atsisveikinu. Kiek gražių širdučių matau ant ekrano telefono. Ojojojojojoj. Dėkoju už visas širdutes. Dėkoju už visus. Dėkoju. Daug šviesos ir meilės. Glėbys visiems iš tiesų. Mes esam turbiniai. Mes galim padaryti labai daug. Mes galim pakeisti viską aplinkui mus. Mes esam jėga. Mes visi esam jėga. Kai mes esam šviesoje, mes esam jėga. Apkabinimai visiems. Iki. Neduoda išjungti, uždengia kitų langų. Laukiu, kol išjungs.